Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas jaunimo naujienos. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašai, juos, palaukite, girdite? Iš kažkur sklinda kalėdinė muzika. Taip, kažko trūksta. Kadangi kalėdos, reikia pakilti aukščiau virš kasdienybės rūpešių, tad skrendam prie gražios Mažeikių kalėdų eglutės. Taigi, mėly bičiuliai, sveikinu visus su labai gražia švente, šventomis kalėdomis, Jėzaus Kristaus gimimu. Visų pirma, tai tikrai norėčiau nuoširdžiai padėkoti kiekvienam žmogui, kuris stebi jaunimo naujienų vaizdo įrašus, juos pakomentuoja, paspaudžia patinka ar papeikia ir sukritikuoja, nes visa ši veikla tikrai atima man daug laiko ir pastangų. Tenka kurti dažniausiai vaizdo įrašus jau po darbo, todėl džiugu, kad yra žiūrinčių ir palaikančių. Dar smagiau, kad jūs domitės valstybėje ir pasaulyje vykstančiais svarbiais įvykiais bei procesais ir nesate tam abejingi. Apskritai, kai 2022 m. vasario mėnesį Vokietijoje Dresdene kartu su 13 studentų judėjimo atstovais iš visos Europos pasirašėme Laisvės deklaraciją, tuo metu teko daug pabendrauti ir padiskutuoti apie mūsų šalyse esančią situaciją. Išgirdęs kitų šalių studentų pasakojimus pagalvojau, kiek iš tiesų mes, Lietuvos žmonės, stipriai atsilaikėme prieš globalius procesus ir jie mūsų šalyje dar nėra įsigalėję. Kitos šalis tuo nelabai gali pasigirti. Apgynėme šeimos sampratą ir koncepciją, panaikinome vadinamąjį galimybių pasą, neleidome pilna apimtimi įvesti nekilnojamojo turto mokesčio ir taip toliau. Šeimų maršas, mitingas 2021 m. rugpjūčio mėnesį, mitingas prieš nekilnojamo turto mokestį, ūkininkų mitingai, mokytojų streikai, komentavimas ir dalyvimasis socialinėje erdvėje apie svarbius įvykius, Seimo narių bei visuomenininkų konferencijos ir taip toliau yra būtent ta kova, kuri padeda mums atsilaikyti ir išlikti morales ir sveiko proto visuomenę. Todėl šią svarbę progą norėčiau visiems palinkėti išlaikyti šią kovą ir neprarasti tikėjimo. Aišku, šis žodis šiek tiek gali skambėti neigiamai, kai mums 2 metus vis kartojo, kad mes turime tikėti mokslu. Tačiau nebūtina šių sąvokų maišyti tarpusavyje, nes jos tarpusavyje nelabai dera. Kaip kad pavyzdžiui sumaišius akmenį su pienu gausime nežinia ką. Tačiau atskirai šiuos dalykus galime panaudoti labai sėkmingai. Man vienas tiksliausių tikėjimo apibrėžimo būdų tai galimybė būsimo. Jeigu netikėtume, kad vakare saugiai grįšime namo, vargu ar ryte norėtume pakilti iš lovos. Jeigu netikėtume, kad galime sukurti gražią šeimą, vargu ar norėtume ją sukurti. Jeigu netikėtume, kad galime gyventi saugesnėme, gražesnėme ir teisingesnėme pasaulyje, vargu ar kovotume ir stengtumėmės dėl šios idėjos. Tad toliau nepasiduokime ir tikėkime, kad viskas gali būti geriau, sėkmingiau ir gražiau. Bei svarbiausia, dirbkime, stenkimės, kovokime, kad šis tikėjimas virstų realybę, kad galėtume gyventi tikrai geroje, stiprioje, išmintingoje valstybėje ir didžiuotis, kad esame lietuviais. Iki.